Sveiki gerbimi CS2 žaidėjai. Šiandien mes patikrinsime, ar kai kurie TikToko video yra iš tikrųjų tikri, kurie rodo triukus, boostus ar kažką kitą. Taigi aš netempsiu gumos ir mes einame tiesiai į pirmą video. Em cima da cama, botando de quatro, puxando o cabelo, botando de lado. Eu mal comecei, ele já tá safado, novinho, bandido, tá claro, Taigi pirmas video mums rodo, kad reikia atsistoti va taip ir žiūrėti šitą juodą tašką. Toliau mes laikome Shift'ą, W ir Ctrl Jump padarom. Atrodo, kad pirmas šuolis neveikia. Tam pačiam video mums rodo, kad reikia nusitaikyti va ten va. Shift walkinam ir vėl su W. Ir vėl taip pat pašokam. Atrodo, kad antras šuolis irgi neveikia, bet galimai šitą video buvo padaryta su viena tokia konsolinė komanda SV Gravity. Tai mes pabandysime pavyzdžiui ant 700 padaryti ir bandom tą patį šuolį padaryti. Va, ir iš karto pavyksta. Toliau mes galim daryti va čia va ir pavadyti patį pirmą šuolį. Ir jisai irgi pavyksta. Taigi, išvada yra tokia, kad šitas video yra feikinis, šitie du triukai visgi neveikia ir jau nepravers tikram žaidime. Einam toliau. Taigi antra video irgi rodo triukus ant miražo ir mums paaiškino, kaip galima nuo šito bokso nuleipti tyliai žemyn ir nepadaryti va tokio va garso. Taigi, mums parodė, kad reikia nusitaikyti ant šitos leputės, laikyti A raidę ir su Ctrl nusileisti. Atrodo, kad pirmas triukas yra neveikintis, bet kadangi video yra du miražo triukai, tai mes pabandysime dar ir antrą. Antras triukas taip pat yra iš window ir jisai yra tam, kad tyliai nusileisti į apačią iš window, kad nepadaryti va tokio va garso. Taigi, mums video įraše rodo, kad reikia nusitaikyti va čia va. Laikyti su Shift W, pašokti anksčiau ir tada va taip nusileisti. Iš pirmo karto nepavyko, tai bandom dar daugiau. Net iš antro karto jau pavyko. Pakankamai lengvas triukas. Ir jis iš tikrųjų gali praversti žaidime. Taigi, išvados. Pirmas triukas yra neveikiantis, arba aš nesuprantu, kaip juo naudotis, kaip jį įvykdyti. O antras triukas yra ir veikiantis, ir naudingas tikram žaidime. Taigi, netempiam gumos ir einam iš karto į trečią video. Sabe que é gostosa, 01 da academia. Ela sabe da noite. Novinha de 18, é bola que é uma delícia. Video rodo, kad CT agentas turi stovėti va čia va ir mesti va tokį va smoką su left ir right kliku. Ir atrodo, kad smokas iš tikrųjų veikiantis. Matosi žmonės, jos gali šaudyti. O iš kitos pusės atrodo, kad viskas pasmaukinta yra, jeigu tai va pažiūrėti. O iš tikrųjų, tai kartelis. Todėl šitas triukas yra patvirtintas, jisai yra veikiantis ir pravers tikram žaidime. Taigi, manau, tai bus šio pirmo mūsų video pabaiga. Jeigu jums iš tikrųjų patiko, tai
Mes neprašome, aišku, jūsų dėti laikų ir prie mūsų prenumeruotis, bet mes tiesiog džiaugiamės, kad jums ta video patiko. Ir jeigu jūs iš tikrųjų norite palaikyti mus, tai tada prašau prisijungti į mūsų Discord serverį, kur jūs galite žaisti CS2 su visais kitais lietuviais ant lietuviškų serverių, kur yra mažas pinkas, lipti aukštyn leaderboardų, dalyvauti turnyruose ir kito. Ačiū už peržiūrą ir pasimatysime kitam video.